Sveiki šauniausio ir neabejotinai geriausio Vilniaus mikrorajono Dvarčionių gyventojai. Žiema jau į pabaigą, todėl pats metas pristatyti praėjusiais 2018 metais padarytus Dvarčionių bendruomenės darbus. O visų pirma, norėčiau Jums padėkoti už pasitikėjimą ir sutiktą galimybę man tapti Dvarčionių seniūnaičiu. Tai ne tik didžiulė garbė, bet ir atsakomybė. Tikiuosi, nenuvilsiu. O dabar prie kasmetinės ataskaitos. Padarėme kur kas daugiau negu 2017-aisiais. Pradėkime nuo to, kad Dvarčionyse tapo saugiau, o naktimis šviesiau. Devynaukščio gyventojams padėjome įsirengti stovėjimo aikštelę bei tarpininkavome savivaldybei įrengiant šios aikštelės apšvietimą. Mūsų didysis rėmėjas UAB Light Conversion apšvietė daugiafunkciją aikštelę prie mokyklos. Dabar futbolas ir krepšinis ten žaidžiamas iki išnaktų. Ir galų gale 3 metus mūsų įkalbinėta Vilniaus miesto savivaldybė apšvietė Molekalnio gatvės dalį prie mokyklos. Taip pat baigti darbai Pupojų gatvėje. Nutiestas šaligatvis, tad dabar yra visiškai saugu nuo Juodvarnių gatvės pasiekti Dvarčionių centrą. Be to, beveik kilometras Pupojų gatvės nuo sankryžos su Stanislavo Kerbedžio gatve savo lėšomis prisidėjus vietos sodų bendrijų gyventojams buvo išasfaltuota. To mūsų kaimynai prašė bene 10-metį. Darėme viską, kad pėstiesiems būtų saugiau ir patogiau. Atsirado nauja pėsčiųjų perėja per Dvarčionių gatvę su Pupojų sankryža prie Devynaukščio. Čia pat pastatytas ženklas sustoti draudžiama. Sankryža dabar tapo visai saugi. Keramikų gatvėje atsirado nauji eismo ženklai, o visose pėsčiųjų perėjose buvo pažeminti bordiūrai. Tai pritaikant rajono neįgaliesiems bei tėveliams su vežimėliais. Pernai vėl, jau eilinį kartą mūsų darbai buvo įvertinti Vidaus reikalų ministerijos rengtame nusikaltimų prevencijos konkurse. Šį kartą ne tik pelnėme pirmą vietą visoje Lietuvoje, bet ir bendruomenės biudžetą papildėme premiją 600 eurų. Nepamiršome ir švęsti. 2018-aisiais visi minėjome atkurtos Lietuvos 100-metį. Kartu su daugeliu Lietuvos bendruomenių giedojame antruoju šalies himnu vadinamą Juozo Naujalio ir Maironio giesmę Lietuva brangi. Dvarčionyse beveik 100 dainininkų vadovavo mūsų žymiausia solistė Eglė Jurgaitytė. Tikimės, kad taip gimė nauja visų pasaulio lietuvių tradicija. Po šventės į Dvarčionį suplūdo video įrašai iš visos šalies ir mes padovanojame Lietuvai sumontuotą vaizdo klipą, kuriuo aš, kaip autorius, ypač didžiuojasi. Žiemos pabaigoje linksminomės ir kirtome blynus užgavėnėse, į kurias susirinko per 100 dvarčioniškių. Už šio šventės puoselėjimą dėkojame ilgametį užgavėnių Dvarčionyse organizatoriai Ramuniai Grigonieniai. Prie Joninės aktyvus mūsų bendruomenės narys Vitalijai Nedvedskiai su bičiuliais inicijavo pirties dieną pliaže. Buvo išties karšta ir smagu. Vasarą vainikavo jau 5. Dvarčionių teatro šventė. Nors lietus vėl bandė išvaikyti kultūros mėgėjus, šventės organizatoriai Jolanta ir Leonas Armonai pasirūpino viskuo. Ir stogo virš galvo žiūrovams bei aktoriams, ir skaniais užkandžiais pertraukos metu, ir nuostabia meninė programa, kuri abejingų nepaliko. Beje, teatro šventėje paminėjome ir Dvarčionių 130 metų jubiliejų. Buvo pagaminti specialūs lipdukai, kuriuos gavo visi į šventę atvykę, o norint jis galėjo įsiamžinti prie fotosienelės. Dvarčionyse įgyvendinome ir daug įvairių projektų. Pavasarį jau n-tąjį kartą dalyvavome kasmetinėje aplinkos tvarkymo akcijoje Darom. Pernai mūsų rajone surinkome 1,5 tonos šiukšlių, tai bene rekordinis pasiekimas Dvarčionyse. Birželį vyko labai modernus užklasinis užsiėmimas – vaikų mokymas važinėti elektriniais motociklais. Šis renginys sulaukė ir nemenko žiniasklaidos dėmesio. Antrus metus iš eilės tamsius rudens vakarus skaidrino projektas Dabar geriausi mūsų vakarai 2018. Šiemet vyko Dvarčioniškių jau pamėgta Sigito Grybo joga gyvame garse ir Urtės Bimbaitės kūrybiniai užsiėmimai. Abu renginiai buvo visiškai nemokami ir po to sulaukė pratęsimo, norintis visą jau 2019 metų žiemą tęsė užsiėmimus. Teatro šventės metu vėl padėkojame aktyviausiams dvarčioniškiams bei padovanojame jiems ekskursiją į Valdovų rūmus. Kaip ir kasmet, rūpinomės mūsų aplinką. Prie autobuso apsisukimo žiedo įrengėme naują skelbimų lentą. Atnaujinome turgelį prie parduotuvės. Tik bendruomenės lėšomis buvo pagamintas naujas prekystalis su stogu, o jį nudažė jaunieji dvarčioniškiai. Mūsų bendruomenės pareigūnas Andžiai Radevič inicijavo ant viešojo transporto stotelių esančių grafičių uždažymą. Akcijoje dalyvavo 10 dvarčioniškių.
O smagiausia, dabar Dvarčionys šypsosi kiekvienam atvykstančiajam, o išvykstančiajam linki parvežti gerų žinių. Prie 2 pagrindinių įvažiavimų į mūsų rajoną stovi štai tokie pilonai. Šios idėjos autorius ir įgyvendintojas Vytautas Juozapavičius Zenka. Dvarčionys tampa vis sportiškesniu rajonu. Prie daugiafunkcės aikštelės įrengti pirmieji lauko treniruokliai. Jų šiemet turėtų atsirasti dar daugiau. O miške tarp Dvarčionių ir Saulėtekio pradėtas įrenginėti didžiausias rytų Europoje kalnų dviračių parkas Molynė, kuris bus atviras visiems. Besibaigiant metams ilgai įtikinėjome Vilniaus miesto valdžią, kad naujieji pusiau požeminiai atliekų surinkimo konteineriai būtų įrengti būtent ten, kur patogiau gyventojams. Ir mums pavyko suderinti ne 2, kaip buvo numatyta, o 3 tokių konteinerių aikšteles. Na, o gruodžio 31-ąją Koklių gatvėje sprogus vandentiekio vamzdžiui, tik bendruomenės pirmininko Kęstučio Galdiko patirties ir ryžto dėka avarija buvo likviduota tą pačią dieną. Viso kvartalo nuosavų namų gyventojai naujosius metus pasitiko švarus. Žmonėms tai nieko nekainavo. Visas išlaidas padengė gyventojų asociacija Dvarčioniškiai. Norėčiau padėkoti, kad vis daugiau jūsų savo 2 procentus nuo gyventojų pajamų mokesčio skiriate Dvarčionių bendruomeniai. Pernai surinkome net 1852 eurus, tai 1000 eurų daugiau negu 2017-aisiais. Praėję metai buvo darbingi, tačiau sustoti nežadame. Jau turime sąrašą darbų 2019 metams, kuriuos ketiname atlikti. Šis sąrašas visada gali pasipildyti, tai reikia jūsų idėjų ir iniciatyvų. Bene didžiausias laukiantis darbas – Molekalnio gatvės rekonstrukcija. Jau baigėme ruošti ir tik patys apmokėsime projektą pagrindinio gatvės ruožo rekonstrukcijai. Jau šiemet jį gali būti sutvarkyta, praplatinta, išasfaltuota ir su šaligatviais bei apšvietimu. Daug iššūkių laukia ir Vilniaus vandenims, perduodant senasias vandentiekio bei kanalizacijos magistrales, aptarnaujančias daugelį vietos individualių namų. Ta padaryti vėlgi padės Light Conversion, globojanti ir daugelį kitų projektų mūsų rajone. Dar daugiau džiaugsmo bus mažiesiems, mat bus praplėsta didžioji vaikų žaidimo aikštelė tarp Keramikų gatvės 10 ir 36 namo. Turime gerų žinių ir vairuotojams. Bus išasfaltuota beveik 2 km kelių mūsų sodų bendrijose bei žiedinė Keramikų gatvės dalis už mokyklos. Tai mūsų rūpesčių jau patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybėje. Pabaigoje dar kartelį maloniai prašome skirti savo 2 procentus nuo gyventojų pajamų mokesčio Dvarčionių bendruomeniai. Kaip tą padaryti galite rasti dvarčionys.lt arba tiesiog sekite naujienas Dvarčionių bendruomenės grupėje. Kad Dvarčionyse gyventume gražiau, saugiau, patogiau.